Laidą pristato Auksinė mintis. Aš pamačiau ją Facebook'e ir pridėjau prie savo draugų. Kai pamačiau ją lauke, aš ištryniau ją iš savo draugų. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Žinote, kolegė, pasaulio pabaiga jau čia pat. Na ką šitą audėt? Apie pasaulio pabaigą jūs čia ką? Apie majų kalendorių man norit papasakoti dabar, ne? Kokių majų? Kokių majų? Nereikia čia jokių majų. Viskas vyksta mūsų mieste. Ir pasaulio pabaiga prasideda nuo Panevėžio. Na čia dabar kas per nesąmonė, iš kur jūs ištraukėt? Pasaulio pabaiga ir dar nuo Panevėžio. Eik, poistalai tu čia. Iš kur? Pažiūrėkit, kas dedasi. Ir kasgi čia dedasi, aš nieko nepastebiu. Tu tik pagalvok, vienas tarybos narys kitam kaip davė. Nesupratau, kuo davė? Kyšį davė? Viens kitam. Kokį dar kyšį? Politikai kyšių neduoda, jie juos tik ima. A, teisingai, čia kažkur jau buvau sumaišęs, taigi, nu tai kas kam kokį davė? Pilvan davė, kaip sakant, padychan, kad net kvapą užėmė. Nieko nesupratau, kas kam davė ir kokiam padychan. Tai va pasakoju, spauda rašo, kad kova Panevėžio politikos padangėje pasiekė apogėjų. Konservatorių atstovas neišlaikęs įtampos trenkė į paširdžius iš socialdemokratų gretų už išdavystę jau išvytam politikos naujokui. A, sakot, kolegė, jau muštynės prasideda, kaip sakant, jeigu jau naujokas, tai galime apspardyt. Bet man gal šiek tiek konkrečiau, kas su kuo susimušė? Taigi va, į kaulas kliuvo iš socialdemokratų partijos pašalintam į nepriklausomų tarybos narių frakciją perėjusiam 42 metų antstoliui Algiui Balsevičiui. Tu matai, kad kitas drąsuolis, stipruolis, gal Dadas Labutis? Ne, dabar ne jis, turim kitą mušeiką, konservatorių. O eik tu savo, negali būti, konservatorius, mušeika? Taip spauda rašo, žmonės šneka. Tai kasgi iš jų gal meras? O ne, kolegė, ne. Kaip jūs galėt pagalvoti? Ne. Tai Raimundas Pankevičius. Eik, tik čia poisi, negali būt. Sako, kad jis. Balsevičius teigia, kad jis ištiesė ranką pasisveikinti konservatoriui Pankevičiui, o tas užuot paspaudęs ranką smogė Balsevičiui tiesiai į paširdžius. Nu čia dabar kodėl toks nedraugiškumas įvyko? Na, mero pavaduotoja teigia, kad tai buvo draugiškas bakstelėjimas į pilvą ir nieko daugiau. Ir kad tai buvo draugiškas žestas. Jei nesuprantate, kodėl kolega supyko. A tu matai, kas čia dabar dedasi, matai ant svieto, kas vyksta. Kalba, kad žūtbūtinė kova kilo dėl šiltos vietos valdybės kuruojamame numirėlių versle. Eik tu savo, kokiam da numirėlių versle? Na kaip čia pasakius, matai pastaruoju metu vis garsiau kalbama apie valdžios perversmą. Konservatoriai suskylę ir gali nebesilaikyti, ir kitai pusė reikia perbėgėlių koalicijai sudaryti. Vienu žodžiu, vienu iš tokių pabėgėlių gali tapti Balsevičius. Todėl jis viliojamas saldžių kąsnių savivaldybei priklausančių Rauduvos laidojimo rūmų direktoriaus pavaduotojo posto. Ach, žydė, matai, dabar tik asmeninė nauda domina politikus. Nesagi, nieks iš vis nenori dirbti miestas 86 vietoje, ne? Kokie jie visi savanaudžiai, baisu. Tai va, tiesiu toliau. Dabar aiškėja, kad kolega Pankevičius pretendavo irgi Rauduvos direktoriaus pavaduotojo postą. A tai ką, būtų susimušę dėl posto? A tiksliai nežinau, bet taip kalba žmonės, taip rašo spauda, o kaip yra iš tikro, tai niekas nežino. Sakai, niekas nežino. Matai, laikas viskų paaiškins, palauksim ir pamatysim, kienogi kumštis yra stipresnis.